Sveiki visi prisijungę, tie, kurie domitės, tie, kurie klausotės. Tai yra mano kanalas Lumina Harmonija, o aš, kaip ir žadėjau, šiandien apžvelgsiu 25 metų vasario mėnesio įžvalgas pagal permainų knygą I Ching. Ar kada nors jautėte, kad gyvenimas teka tam tikrais ritmais, lyg nematomais dėsningumais, kurie kartais mus stumia į priekį, o kartais kviečia sustoti ir įsiklausyti? Žmonės tūkstančius metų ieškojo būdų suprasti šiuos dėsningumus ir vienas iš seniausių iki šių dienų išlikusių išminties šaltinių yra permainų knyga arba I Ching. Šis senovės kinų tekstas, sukurtas daugiau nei prieš 3000 metų, nėra tiesiog paprasta pranašysčių knyga. Tai giliųjų visatos dėsnių, gamtos ciklų ir žmogaus gyvenimo atspindys, padedantis mums suvokti, kas dabar vyrauja mūsų gyvenime ir kaip galime išmintingai veikti, prisitaikydami prie natūralių pokyčių. Permainų knyga yra grindžiama heksogramomis, 6 linijų simboliais, kurie atspindi įvairias situacijas ir jų evoliuciją, dinamiką. Kiekviena heksograma yra tarsi žemėlapis, rodantis, kur mes esame dabar ir kokia kryptimi gali vystytis ateitis. Šis metodas tikrai nėra likimo pranašavimas, greičiau tai būdas išplėsti savo suvokimą, įžvelgti nematomus ryšius ir atrasti giliausias atsakymo užuominas savo viduje. Tad šiame tekste pažvelgsime, ką permainų knyga sako mums apie 25 metų vasario mėnesį, kokias energijas jis atneša, kokius pamokymus ir spėjimus verta įsidėmėti. Jeigu dar niekada nesate susidūrę su šiuo išminties šaltiniu, kviečiu į šią kelionę, kaip į galimybę pamatyti pasaulį kitokį, ciklišką ir darnų. Taigi, kaip jaučiatės pastaruoju metu? Ar jaučiate, kad kažkas jūsų gyvenime grįžta? Nes aš tai jau tikrai. Taip yra todėl, kad vasaris yra perėjimo mėnuo, kai gamta lėtai bunda, tačiau dar laikosi žiemos ramybė. Tai laikas, kai reikia mokytis kantrybės, nes pokyčiai jau artėja, tačiau dar neįgavo pilnos formos. Šis mėnuo, vasaris, yra puikia proga pažvelgti į savo vidinį pasaulį, peržvelgti senas patirtis, sustiprinti ryšį su savo tikslais ir pasiruošti naujai bangai. Atliekant permainų knygos konsultaciją vasariui, aš išmečiau senas monetas ir gavau heksogramą, kuri vadinasi sugrįžimas. Ir jau iš to pavadinimo aišku, kad ši heksograma simbolizuoja atgimimą, sugrįžimą prie esmės, natūralius gyvenimo ciklus. Tai tarsi signalas, kad šiuo metu reikia sulėtinti tempą, leisti pokyčiams vykti natūraliai ir ruoštis naujam etapui. Tad susidėlioja pagrindiniai vasario mėnesio akcentai pagal I Ching. Pirmasis akcentas – tai sugrįžimas prie esmės. Ši heksograma rodo, kad vasaris gali būti laikas, kai sugrįšime prie kažko labai svarbaus. Kas tai gali būti? Tai gali būti vidinė ramybė. Galbūt buvome praradę pusiausvyrą dėl išorinių įvykių ar emocinių iššūkių, tačiau dabar yra galimybė ją atkurti. Tai gali būti ryšys su savimi. Galbūt pastaruoju metu jautėmės atitrūkę nuo savojo tikrojo aš ir dabar tinkamas laikas atsigręžti į savo vidų. Taip pat tai gali būti nepabaigti reikalai. Gali būti, kad grįšime prie senų idėjų, santykių ar kūrybinių sumanimų, kuriems anksčiau trūko laiko ar energijos. Antrasis akcentas – tai kalbama apie natūralius ciklus ir lėtus atsinaujinimus. Vasaris yra metas, kai reikia pasitikėti natūraliu gyvenimo ritmu. Jei bandysime priversti pokyčius įvykti greičiau, forsuosime juos,
galime patirti pasipriešinimą. Tačiau jei leisime viskam vystytis savaime, pastebėsime, kad energija grįžta, o situacijos pradeda spręstis be didesnių pastangų. Šis mėnuo taip pat primena, kad niekas gyvenime nestovi vietoje. Jei dabar jaučiame sąstingį, jis tikrai yra tik tai laikinas. Lėtai, tačiau užtikrintai ateina naujas etapas. Trečias akcentas – tai maži, tačiau reikšmingi pokyčiai. Sugrįžimo heksograma nerodo staigių permainų ar revoliucijų. Vietoje to ji kalba apie mažus, bet labai svarbius pokyčius, kurie pamažu keičia mūsų gyvenimą. Vasaris gali būti laikas, kai pastebėsime vidinį augimą ir brandą, kai pradėsime keisti savo požiūrį į tam tikrus dalykus, ar kai priimsime svarbius, bet subtilius sprendimus, kurie ateityje turės didelį poveikį. Ketvirtas akcentas – tai vidinė šviesa ir tikėjimas savimi. Nors vasaris vis dar tamsus mėnuo, jis neša viltį. Tai laikas, kai galime stiprinti savo pasitikėjimą savimi ir savo keliu, net jei aplinkybės dar neaiškios. Net jei dabar dar nematome aiškių rezultatų, svarbu išlaikyti tikėjimą, kad viskas vyksta taip, kaip turi vykti. Na ir penktas akcentas – tai ramybės ir apmąstymų metas. Mėnuo – tai toks mėnuo, kai aktyvus veikimas gali būti mažiau efektyvus nei gilus vidinis darbas. Tai metas, kai verta įsiklausyti į savo vidinį balsą, skirti laiko apmąstymams ir meditacijai, bei ruoštis ateinančiams pokyčiams, bet dar neskubėti jų gyvendinti. Heksogramos sugrįžimas taip pat mums siūlo konkrečias įžvalgas skirtingoms gyvenimo sritims. Apie asmeninį augimą ir emocinę būklę. Heksograma sako, kad vasaris bus palankus mėnuo savianalizei. Jei jaučiame, kad kažką prarandame ar pamirštame savo gyvenime, šis mėnuo padės tai susigrąžinti. Tai tikrai tinkamas laikas leisti savo pailsėti, susigrąžinti vidinę jėgą ir atstatyti emocinę pusiausvyrą. Tai nėra metas kovai ar drastiškiems sprendimams, labiau tiks vidinė ramybė ir pasiruošimas ateinančioms galimybėms. O ką heksograma sako apie kūrybą ir naujas idėjas? Taigi, jeigu esate kūrėjas, kaip aš, vasaris gali būti laikas, kai sugrįžta senos idėjos. Verta prisiminti jas, pasigilinti, pažvelgti į jas naujomis akimis ir su šiandienos patirtimi ir gebėjimais tiesiog pabūti su jomis. Tai puikus metas yra planavimui, idėjų struktūrizavimui, bet tai tik tai tiek. Jų įgyvendinimo teks palaukti. Visą tai mes būtinai darysime vėliau, tačiau ne vasarį. Tad kūrybiniai sumanymai gali vystytis lėčiau, negu mums norėtųsi. Tačiau viskas vyks organiškai. Tiesiog pasitikėkime procesu. I Ching paliečia ir santykius bei bendravimą. Heksograma sugrįžimas sako, kad jeigu santykiai pastaruoju metu buvo įtempti, vasaris gali atnešti sušvelnėjimą. Tačiau tik tuo atveju, jeigu būsime pasiruošę klausytis ir leisti dalykams natūraliai keistis. Beje, dabar geras laikas atkurti ryšį su savimi, kad vėliau galėtume užmegzti gilesnį ryšį su kitais. Šį mėnesį taip pat gali grįžti seni žmonės iš praeities. Ir nebūtinai tam, kad viskas būtų kaip anksčiau, tačiau kad kažką užbaigtumėme ar išmoktumėme. Ir turime kelis pastebėjimus apie finansus bei darbus. Minima, kad vasaris nėra mėnuo staigioms finansinėms investicijoms ar rizikingiems sprendimams. Geriausia strategija yra taupyti, planuoti
ir ruoštis tam, kas ateis pavasarį. Tikrai gali atsirasti naujų darbo galimybių, tačiau jos dar gali būti neaiškios ir reikalauti daugiau laiko apsisprendimui. Tad apibendrinant, ką I Ching sako mums vasarį, ką mums pataria, tai būtų, kad neskubinkime įvykių, leiskime jiems vystytis savaime, ieškokime pusiausvyros tarp veiksmo ir vidinio pasiruošimo. Sugrįžkime prie savo esmės, kas mus įkvepia, kas mus stiprina, kas yra mūsų resursai. Jeigu jaučiamės pavargę, būtinai leiskime savo pailsėti. Tai yra mūsų investicija į ateitį. Na ir taip pat stebėkime ženklus, jie rodo, kur link veda mūsų kelias. Tad jau visiškai aišku, jog vasaris yra perėjimo ir pasiruošimo mėnuo. Jis nėra skirtas staigiom permainom ar aktyviam veiksmui. Tai laikas, kai grįžta vidinė stiprybė, o svarbus gyvenimo ciklai pradeda naują etapą. Šis mėnuo moko kantrybės, vidinės klausos ir subtilaus augimo. Šiandieną iškritusi heksograma sugrįžimas – tai labai gražus priminimas, kad kiekviena žiema baigėsi, o kiekvienas uždaras ratas atveria naują kelią. Dėkoju, kad buvote kartu šiandieną su manimi. Jeigu šios mintis buvo jums naudingos ar įkvėpė, kviečiu pasidalinti šio video su draugais ir artimaisiais, bei palikti komentarą, kuriame galėsite pasidalinti savo mintimis ar užduoti klausimų. Būtinai užsiprenumeruokite mano kanalą Lumina Harmonija ir atraskite daugiau ritualų, meditacijų bei įkvepiančių įžvalgų. Tegul šviesa ir harmonija lydi jūs šį vasarį ir sakau jums iki kitų susitikimų, kuriuose kartu toliau nagrinėsime senovės išmintį ir jos sąsajas su mūsų šiuolaikiniu gyvenimu. Tegul jūsų kelionė būna kupina šviesos ir harmonijos. Iki pasimatymo.